nėra Kauno Žalgirio ekipoje dėl smulkių traumų. 3 žaidėjų, jie nėra registruoti. Tada irgi buvo žaidžiama 3 vidurio gynėjais. Buvo duodama labai daug kontakto varžovams. Pirmiausiai būdavo akcentas teikiamas gynybai. Perdavimas į baudos aikštelę. Mostovėjus, čia kaip sakoma, išėjo alaus. Grekovičiaus smūgis ir Grekovičius muša įvartį. Puikus smūgis dešiniąją koją į tolimąjį vartų kampą ir Kauno Žalgiris labai greitai veržėsi į priekį. Puikus Leono Grekovičiaus pelnytas įvartis. Būtent šis žaidėjas tapo Kauno Žalgirio istorijos dalimi, kai pasižymėjo rungtynėse su Klaksvik komanda ir tada jisai atidarė savo įvarčių sąskaitą oficialiuose Kauno Žalgirio rungtynėse, o dabar jisai puikus smūgiu pasižymė ir top lygoje. Pirmasis tai yra šio futbolininko iš Kroatijos įvartis. Dar pasižiūrėsime šio epizodo pakartojimą. Atrodo paprastas perdavimas į baudos aikštelę. Ir čia paliko savo poziciją Mostovėjus. Po to standartinė situacija. Glušačius prie kamulio. Daug žaidėjo baudos aikštelės. Smūgis į vartus. Švetkauskas apsigina. Dėmesio vertas Boro Glušačiaus bandymas. Beje, Transinvest komanda yra viena aukščiausių, viena atletiškiausių top lygoje. Rungtynėse Zagrebe. Tada iš maždaug 25 metrų smūgiuotas kamuolys sudrebino vartų konstrukciją. O būtent šis žaidėjas pasižymėjo irgi gražių įvarčių iš tolimesnės distancijos, kai Transinvest bei Kauno Žalgiris susitiko antrą kartą šiame top lygos sezone. Gražiai žaidžia Musulitinas, išlaikytas kamuolys. Perdavimas į baudos aikštelę, ten Barauskas turi ūgio pranašumą, atmetamas kamuolys. Ir čia kiek uždelstas perdavimas, bet smūgis yra ir visgi kamuolį blokuoja Karašimą, tačiau yra skiriamas baudinys. Žiūrėkime to epizodo pakartojimą taip. Į ranką atsimušė kamuolys. Būna, ne, visgi Orestas Abramavičius patvirtina baudinį. Kita vertus, būdavo nemažai situacijų kiek kitokia. Ir 48 minutę Stefanas Miloševičius gali išlyginti rezultatą, tą jis ir daro. Puikus smūgis į apatinį vartų kampą. Stefanas Miloševičius bėga džiaugtis pas Transinvest komandos sirgalius. Apsikabino ir Transinvest komandos trenerių štabas. Tad taip šiek tiek prisiminus tą ataką, žinoma, reikia išskirti ir Mykolos Musulitino gerą žaidimą dešiniajame krašte. Pavyko jam ten prasiveržti pro porą varžovų. Dominykas Barauskas irgi laiku prisijungė ataką. Techninį veiksmą atlikti, tai gali kainuoti brangiai. Perdavimas ir 2-1. Greitai muša įvartį Kauno Žalgiris Leonas Grekovičius. Labai greitai po maždaug 2 minučių atsako įvarčių ir 50 minutę rezultatas tampa 2-1. Šveikauskas buvo likęs ant linijos. Ir nuošalė, taip. Nuošalė buvo užfiksuota, tačiau, sakyčiau, komplimentas didelis yra skirtas Ričardui Šveikauskui. Nes Ričardas Šveikauskas ten galvą pamušė kamuolį. Dar vienas kampinis, smūgis galva ir kamuolys skrieja virš vartų. Tonas Tolortavas, 77 minutę. Link Kastratį siunčiamas kamuolys, Kosovietis dešiniajame krašte, jo perdavimas į baudos aikštelę. Musulitinas ten neįtin sėkmingai išmuša kamuolį, smūgis iš toli ir kamuolys skrieja virš vartų. Įtin grėsmingų epizodų nesukūrė. Čia puikiai žaidžia Kosa Bempa. Vis dėlto perdavimas buvo atliktas Šlutai. Šluta ten yra prilaikomas. Kosa Bempa, jo perdavimas. Voga, šis baudos aikštelėje. Jo smūgis tiesiai į Tomą Švetkauską. Nebus galima atlikti. Yra fiksuojama dvikovos pabaiga. Kampinio atlikta leista nebuvo. Standartinė padėtis buvo atlikta jau pasibaigus 6 pridėto laiko minutėms. Tad rezultatas 1-1 ir Kauno Žalgirio